Nusprendus skolintis, svarbu ne tik įvertinti savo galimybę sėkmingai grąžinti paskolą, bet ir visą paskolos kainą. Teiraujantis paskolos pasiūlymo, pirmiausia reikėtų pasirinkti metinės palūkanų normos tipą. Paprastai sutinkamos fiksuotosios arba kintamosios palūkanų normos. Kintamąją palūkanų normą sudaro kredito įstaigos palūkanų marža bei vidutinės Europos tarpbankinės rinkos palūkanų norma – kaina, už kurią lėšas kredito įstaigos skolina viena kitai. Kintamoji palūkanų norma yra lankstesnė ir bus perskaičiuojama pagal jūsų su kredito įstaiga sutartą terminą. Joje greičiau atsispindės rinkos sąlygos. Fiksuotoji palūkanų norma nekis nustatytą terminą, kad ir kokios būtų aplinkybės, rinkos sąlygos ar bazinės palūkanos. Vertinant paskolos kainą, nepamirškite atsižvelgti ir į kitus kaštus – sutarties sudarymo, mėnesinio administravimo, turto draudimo ir kitus mokesčius. Visus su paskola susijusius kaštus geriausiai atspindi bendroji kredito kainos metinė norma. Rodiklis, kuris taip pat padės palyginti skirtingų kredito įstaigų pasiūlymus.